Aš esu Vida Grašvinė, baigiau mediciną, padirbus medike supratau, kad noriu tobulėt toliau ir tada baigiau psichologijos bakalauro magistrą, plius podiplomines studijas, esu mindfulness mokytoja ir šiuo metu baigiu antras podiplomines studijas kognityvinės psichologijos srityje. Tai vat, o Jolita jūs gal? Sveiki visi, malonu Jūs visus matyti, nors aš Jūsų nematau, bet Jūs mane matote. Aš esu Jolita Širlynskienė, esu sveikatos psichologė, psichosomatikos specialistė. Psichosomatikos studijas aš baigiau užsienį ir šiuo metu toliau tobulinuosi, gilinu visas tas žinias detalėmis, žinant, kaip mūsų psichologinė būsena veikia mūsų kūną. Būtent dėl to ir kiekvienas organas reikalauja atitinkamo dėmesio. Tai ką, Vida, tada pradedam. Pradedam. Tai mūsų Jėgai. šiandien klausimas, kas pirmiau, ane, liga ar mintis? Tai vat, Jolita, jūs nuo somatikos gal paimkim konkrečią ligą, Jolita, vat, pavyzdžiui, hipertoninę ligą, aukšto kraujospūdžio ligą, gal per tą prizmę klausytojams bus suprantamiau. Gerai, tada aš pabandysiu galbūt šiek tiek, sakykime, tokį bendrą vaizdą nupiešti, kaipgi iš tikrųjų pas mus atsiranda somatinė liga. Tai yra, kada jau yra ir diagnozė savotiškai, po to galėsim prieiti ir prie savotiškai, jeigu kažkam neaišku, prie širdies ligų. Pagal psichosomatiką tai viskas prasideda nuo žmogaus reakcijos. Taip, kaip žmogus reaguoja į įvykius, kurie supa jį. Dažniausiai žmogus, sakykime, galbūt jeigu viskas yra gerai jo gyvenime, jis gyvena gana ramiai, jisai nepatiria to vadinamo streso, kaip mes įpratę jį vadinti. Tačiau atsitikus kažkokiam įvykiui, kuriame staiga jis susireaguoja labai stipri emocija, sakykime, tai net savotiška efekto būsena, tada automatiškai žmogus atsiduria trauminėje patirtyje. Kadagi formuojasi žmogaus asmenybėje būtent ta vadinamoji trauma. Tada, kada yra 3 sąlygos, tai yra turėtų būti situacija labai netikėta. Antras, tai turėtų būti dramatinis pagrindas, tai yra tai turi būt būtinai dramatiška. Ir trečias dalykas tada, kada žmogus yra izoliuotas, tai yra kada jisai negali papasakoti ne apie pačią situaciją, bet sakykime apie tai, kaip jisai ir ką jisai jautė tos situacijos metu. Kada įvyksta trauminė patirtis, tuo momentu neišgyventos emocijos, jos tarsi užsirakinę kūne būna. Tai yra, kiekvienas mūsų organas atspindi tai, kaip mes reagavome vienoj ar kitoj situacijoj. Tai va šiuo požiūriu, jeigu mes kalbėtumėme apie širdies ligas, tai širdies ligos taip pat ir, sakykime, visos su tuo susijusios, kalba apie tai, kad žmogus ilgą laiką patiria teritorinį konfliktą. Kas tai yra teritorinis konfliktas? Vyram ir moterim tai yra, sakykime, šiek tiek skirtinga. Vyram teritorija, perkeltinė prasme, pirmiausia, tai yra darbas. Tai yra jo darbas. Tai gali būti jo namai, tai gali būti kažkoks jo turtas. Todėl kiekvieną kartą, kada jisai patiria, tarsi iš jo nori atimti teritoriją, arba kažkas kėsinasi į jo teritoriją, nepriimkite viso to asmeniškai, bet jeigu mes kalbėtumėm apie darbą, tai įsivaizduokite, kad būtent tuo momentu įsijungia širdies audiniai, kada vyras dirba darbą ir jam praneša, kad jis yra atleidžiamas. Jisai tuo metu patiria labai stiprų teritorinį konfliktą. Ir jeigu tai atitinka visas 3 sąlygas, kurias aš išvardinau, reiškia, jisai jau, šitas organas, jisai pradeda savyje blokuoti tam tikras emocijas. Ir jeigu tas konfliktas, jisai kartojasi ir žmogus vėlgi reaguoja tuo pačiu principu, taip kaip moka, ypatingai vyrai. Jie niekada nekalba apie tai, kaip jaučiasi, jie niekada neišsako, sakykime, va tų pojūčių, kuriuos jiems sukėlė viena ar kita situacija. Galiausiai, kada būna konflikto stadija, tada žmogus praktiškai nieko nejaučia. Kada konfliktas jau baigėsi, sakykime, žmogų atleido, vyrą atleido iš darbo. Jisai jau viskas, po kiek laiko tarsi tas konfliktas užsibaigia ir prasideda atsistatymo fazė. Tuo metu ir įvyksta visi skausmai, kada yra epikrizė, tai yra atsistatymo fazės pats vidurys,
Tuo momentu raumuo jisai sukaupia stresą, kurį žmogus patiria būtent konflikto metu ir įvyksta iškrova ir tada ištinka infarktas. Ir jeigu mes dabar kalbėtume apie tai, kas būna liga ar mintis, aš galbūt pasakyčiau taip, kad pati mintis jinai apsunkina atsistatymo fazę. Tai yra, jeigu žmogui ištiko infarktas arba, sakykime, kitos kažkokios somatinės problemos susijusios su širdim ir jis atsiduria ligoninėj. Ir va tada mintys apie tai, kad dabar aš jau nieko nebegalėsiu, dabar aš jau ligonis visam gyvenimui, dabar aš jau kažko negalėsiu, atsistatymo fazė praktiškai užsitęsia visam likusiam gyvenimui. Todėl, kada žmogus žino, kad šiuo metu jis yra atsistatymo fazėje, kūnas atstato pažeistą audinį ir jisai supranta, kad visa tai užsibaigus, jisai grįš į pirminę padėtį, jo širdies audiniai bus pakankamai, sakysime, funkcionalūs ir jisai galės gyventi ir tokiom mintim, jisai galės sau padėti išgyti, pasveikti, automatiškai visa tai daugiau nebegilins tos, vat, sakykime, ligos ir tos diagnozės. Tai toks yra mano, ne tik mano, tiksliau, psichosomatinis požiūris, būtent kas liečia pačias ligas ir konkrečiai šitą. Ką jūs, Vida, apie tai galvojate? Na, aš esu linkusi pritarti jums, ypatingai vat pradžiai, ane, kad mūsų kūnas prisimena viską, taip, ir jisai visas patirtis kaupia ir ypatingai pritarčiau jūsų Rita pastebėjimui, ypatingai trauminės patirtis, taip, ypatingai įtakoja stipriai. Tai va, tai jeigu diskutuot, kas pirmiau liga ar mintis, tai jeigu kažkokios mažai intensyvios mintis, tokie pavienės įtampėlės, kurios atsirado, atsistatė, kaip ir tokios didelės įtakos galbūt, jeigu jos ilgai besitenčios ir nestipriai traumuojančios ir nepadarys mums. Tačiau, kaip ir Jolita minėjo, tos ilgalaikės mūsų patirtys, ypatingai traumuojančios, staiga atsiradusios ir ypatingai patiko man jūsų, Jolita, tas pabrėžimas, kad kai žmogus izoliuotas, negali išsikalbėti, negali gauti pagalbos, tokios patirtys labai stipriai traumuoja ir aišku, mūsų kūnas viską prisimena ir jeigu tai neišveikus, negavus pagalbos, gali peraugti į įvairias ligas ir nebūtinai somatinės, bet gali peraugti ir į psichinės ligas, ta prasme, psichologinio pobūdžio ligas, kaip depresija, generalizuota nerimo sutrikimai ir taip toliau, ane? Tai pritarčiau šitam dalykui ir kadangi mes žvelgiam holistiškai, tai yra mūsų gydome tada mūsų kūną, geriame, jeigu reikia, tabletės ar kažką, tai dirbame, kaip ir Rita pabrėžė, su mintimis, kurios netrukdytų sveikti toliau, ane, ir tada keičiame, jeigu reikia, socialinę aplinką. Tai holistiškai žvelgdami į pačią ligą, jos atsiradimą, mes turėsime daug daugiau šansų ir galimybių arba jų neturėti tų ligų, arba sėkmingai išsveikti. Arba turėti ilgalaikės remisijas, jeigu jau esame susirgę tam tikrą ligą. Tai Taip. va, ar čia dar norisi jums, Jolita, kažką papildyti? Ne, iš tikrųjų, tai jūs irgi, Vida, labai teisingai sudėliojate, sakykime, vat visą tą vaizdą apie ligą. Ir dar pasakysiu tiek, kad kada aš mokinausi, mūsų dėstytojai, jie mus, sakykime, mokė ligas vadinti tiesiog simptomais. Ir va dabar aš kažkaip jūsų klausausi ir aš suprantu, kodėl. Todėl, kad žodis liga pas mus yra demonizuota. Vat pasižiūrėkite, kas vyksta su žmonėmis, kada jie ateina pas gydytojus, jausdami vieną ar kitą negalavimą ir kada jam automatiškai, sakykime, išgirdus diagnozę, įsijungia pavojus. Jisai dar net nežino, apie ką tai galbūt, bet jau automatiškai pati diagnozė tai yra didžiulis stresas, kurį žmogus patiria. Ir jeigu jisai tuo metu net nesusimąsto apie tai, ką aš jaučiu, girdėdamas tai, ką man sako gydytojas. Ir labai dažnai, ypatingai kas liečia onkologinius ligonius, tai jie jau eidami pas onkologą, turėdami rankose siuntimą, jau jie išgyvena begalinį stresą, kuris be abejo irgi turi tam tikrą įtaką taip, kaip vystysis liga, ar apskritai jinai ten bus.
Ir tikrai ne paslaptis, kad labai dažnai žmonės iš tikrųjų daug ligų tiesiog įsikalba. Nu, va tie vat posakiai, tu man vėžį varai. Čia buvo mano posakis, kad tu man vėžį varai. Supraskit, kad mūsų psichika, jinai viską priima tiesiogiai. Jeigu mes apie tai kalbame, jinai supranta, kad mums šita būsena yra reikalinga. Todėl, vat, kaip sako Vida, holistinis mąstymas. Tik tai, kas yra gera. Tiktai tai, kas jus džiugina. Iš tikrųjų, tai neapsaugos mus nuo neigiamų patirčių, bet mes per jas eisime gi lengviau. Mesgi iš tikrųjų suprasime, kad patirtis tai yra tik patirtis. Tai nėra nei bėda, nei tragedija, suprantat? Ir tai, kaip mus mokė mūsų tėvai dėl nežinojimo. Juk nebūtinai turi būti dabar mums naudinga ir, sakysim, ir efektyvu. Ką jūs manot, Vida, apie tai? Pritarčiau, tiktai vėlgi norėčiau taip, kas pozityvu labai svarbu, bet dar svarbiau būtų tas realus optimizmas, ane. Tai reiškias, aš matau iššūkius, galiu vadinti tai liga, galiu vadinti tai iššūkį, aišku, liga skambėtų baisiau žmogui, bet tas liga reikalingas gal labiau medikams, kad jie galėtų klasifikuoti, suskirstyti susirgimus, lengviau susikalbėti tarpusavy, žinodami tam tikras simptomatikas, lengviau ieškoti gydymo būdų. Žmogui gal tas liga ir skamba tikrai per labai apibendrinančiai, ane. Kaip jūs ir teisingai pastebėjot, galima vadinti tai iššūkiu, patirtimi ir taip toliau, ane. Ir vėlgi liga smegenims skamba, kaip teisingai jūs pastebėjot, kaip kažkas labai visa apimančio ir baisaus, ane. Ir čia labai svarbu atkreipti būtų dėmesį tai, kad ne visas mano kūnas serga, bet tiktai dalis. Tarkim, turiu tik aukštą spaudimą, kurį ir taip pat labai svarbu pabrėžti toliau, kurį pakankamai neblogai valdau, man yra paskirti vaistai, o jeigu nėra paskirti vaistai, tai gal aš valdau kitais būdais, ar žolelėmis, ar atsipalaidavimo pratimais, ar valdydama savo mintis, ane, o galbūt viskas viename. Tai va, tai tada daug lengviau sveikti, daug lengviau gerai jaustis ir arba nesusirgti, arba lengviau sveikti, arba jau susirgus ilgalaikės remisijas patirti. Taip, Va, tai taip. siūlyčiau va tą realų optimizmą, tarsi matau iššūkius, bet tuo pačiu matau ir pagalbos būdus, ir susitvarkymo galimybės, ne? Galiu sau net parodyti, kad aš esu ne vienas, šiuo metu turiu draugų, pažįstamų, giminių ratą, tą socialinę aplinką labai svarbu įtraukti. Galų gale dabar yra interneto galimybės begalinės, yra daug grupių susikūrė, palaikymo visokio, ne? Galima susirasti net pagal diagnozę, pagal ligą arba pagal simptomatiką kažkokias grupes, kuriuose gausi palaikymą ir patarimus, kaip efektyviau ir greičiau išsveikti. Taip pat yra specialistų labai nemažai, taip. Tai labai kviečiu žvelgti bet kokiam žmogui ar plačiai į iššūkius, ane, gydyti savo kūną, taip, nuprausti, pamaitinti, sušukuoti, aprengti, taip, pavaldinti skaniai. Pasirūpinti, Pasirūpinti savo pasirūpinti. kūnu, taip. Tada vėlgi rūpintis ne tik fizine higiena, bet ir mąstymo higiena, kaip ir Rita atkreipė dėmesį, ane. Tas pozityvus mąstymas, tas jeigu kyla kažkokių iššūkių, taip pat juos priimti tuos iššūkius, žvelgti į juos ne tai, kad atstumiančiai ir ignoruojančiai, bet pripažinti tuos iššūkius, priimti ir parodyti galimybę su jais susitvarkyti, ane. Ir parodyti, kad ne vienas, ane, ta mąstymo higiena labai svarbu ir aktualu. Tam yra sveikatos psichologai, kaip mes vat su Jolita, tam yra psichoterapeutai, psichiatrai ir kiti psichikos sveikatos specialistai. Ir taip pat vat keisdami socialinę aplinką, jeigu kuri mums trukdo, arba atvirkščiai pasikviesdami socialinę aplinką į pagalbą, ane, mes tą holistinį požiūrį matysim į iššūkius ir labai efektyviai ir gerai gyvensime. Būtent tikrai, tikrai, Vida, sutinku su jumis iš tikrųjų. Aš tik tai dar noriu pabrėžti, kad bet kokia patirtis, ar jinai ateina ligos pavidale, ar ateina kažkokių tai situacijų gyvenime, kiekvienam sakau, nei viena patirtis neateina, kad jūs nužudyti, kad jūs pražudyti. Kiekviena patirtis ateina tada, kada jūs jai būnate pasiruošę. Tai yra, kada jūs turite pakankamai gyvenimiškos patirties, išminties vidinės ir resursų ją praeiti. Nes kada mes praeinam patirtį,
mes gauname būseną. Vat ir šiandien, pavyzdžiui, mano patirtis užsibaigė tokia puikia būsena, kuri vadinasi aš galiu. Supraskit, jeigu jau aš turiu šitą būseną, automatiškai mano požiūris į gyvenimą, jisai juk plečiasi. Kiekvienas iš jūsų irgi, eidamas per patirtis, auga, plečiasi. Jisai tampa žmogumi, kuris iš tikrųjų tarsi su gyvenimu pradeda santykiauti, bendrauti kitaip. Jisai juo pradeda pasitikėti. Ir va dar vienas momentas, kada jūs išgirstate diagnozę, nepamirškite, kad ir už jos yra gyvenimas, kad be diagnozės yra kažkas kito. Nes labai dažnai, kada žmonės, nu, sakykime, gauna, nu, tas jau sudėtingesnės diagnozės, jie įkrenta į jas. Jie tiesiog pradeda gyventi ne gyvenimą, o pradeda gyventi gydymu, pradeda gyventi tyrimais arba vat būtent tuo savo emocine ta kančia. Ir čia yra iš tikrųjų irgi ne visai tinkama tam, kad jūs išgytumėte. Čia norėčiau dar jus papildyti, išgirdau Jolita labai gerą žodį paminėjo, kančia, ane. Tai vėlgi skausmo mes neišvengsime, bet kančia yra pasirinkimas jau, taip. Tai aš patiriu kažkokį iššūkį, ane, bet galiu rinktis nekentėti dėl to iššūkio. Galiu rinktis, aš gydausi, taip, ane, geriu vaistus, kažką tokio, bet šalia viso šito aš ir susitinku su draugais, žiūriu kino filmus, skaitau knygas, važiuoju, einu pasivaikščioti ir taip toliau užsiimu ta pačia veikla, kurią ir užsiimdavau. Tik pridėdama šalia ar tai vaistus kažkokius, kurie tam tikrai jau tam procesui reikalingi, ar tai kažkokias tai pas psichologą lankausi galbūt dar papildomai ir susikuriu savo socialinę aplinką. Šalia aš savo kasdienio įprasto gyvenimo pridedu kažkokią dalelytę, kuri veda mane link sveikimo ir tobulėjimo. Ane, bet taip pat, nesirinkdamas kančios, aš sutaupau labai daug energijos ir daug resursų, kurie man padės veikti ir toliau tobulėti ir turėti patirtis, kaip Violeta teisingai paminėjo. Taip, Jovita, aš irgi sutinku su jumis, kad atsiminkite, kad liga, jinai juk ateina pas jūs ne šiaip sau. Aš galbūt tik patarsiu, bet be abejo kiekvienas renkasi pats. Nekovokite su lygomis. Tai mūšis su savim, kada mes mušame su savim, nu tada jau suprantat ir laimėtojai tada, nu, gal jų net ir nelieka. Pažiūrėkite į ligą kaip į galimybę. Visada, kada mes sergame, mes kažką tokio atrandame ir savyje, ir aplinkiniuose. Ir net ir mano aplinkoj, kada aš vis dar esu onkologinis ligonis, aš matau, kaip žmonės sirgdami mokosi elementariausiai bendrauti. Jūs įsivaizduokite, kada žmogui pasidaro sunku savyje nešioti būtent ligos sukeltas emocijas, jisai pradeda kalbėti su tokiais pat kaip jisai. Arba va dar kiti pradeda kažką daryti, galvodami, kad jiems liko visai nedaug. Įsivaizduokit, vat, kartais gydytojai mums sako, nu, vat su tokia diagnoze, ten, pagal statistiką jums ten liko, nu, 3, nu, man pasakė, man 1,5 metų geriausiu atveju. Aišku, tas pasakymas veikia vėlgi įvairiai. Man tai buvo toksai, vat, kaip pasakyti, tai jeigu 1,5 metų, tai gal galėčiau suprasti, kas gi aš esu, nu kokia aš esu iš tiesų. Ir tada mano psichika, jinai pasijungė į šitą užduotį. Jinai pradėjo manęs ieškoti manyje. Ir iš tikrųjų taip, kaip šiandien dienai aš jaučiuosi, tai kokia aš esu, kada iš tikrųjų aš susigrąžinau labai daug į save, savęs pačios. Taip irgi žmonės turi ligą ne šiaip sau. Ir tikriausiai klausimas, už ką man tai jis yra tikrai neteisingas, nes mes tada tikrai ieškosime kaltų ir tai mums nepadės. Tiesiog paklauskite, kągi man tai duoda. Ir paklausykit savęs, ten visada ateina atsakymai. Ką jūs manot, Vida? Pritariu 100%, ypatingai su žodžiu kovoti. Tai gaunasi taip, kad savu laiku, netyčia, aišku, neturėdamas tam tikrų žinių, neturėdamas patirčių, ane, aš elgiausi kažkaip, kas pakenkė mano kūnui. Ir dabar dar aš su juo ir pradedu kovoti. Ane, tai jeigu jau taip įvyko, kad, nu, taip kaip įvyko, tai galbūt genetika, ane, nepamirškim, labai svarbu prisiminti ir genetiką, taip.
Galbūt tai net ne patirtys įtakojo, galbūt tiesiog mano tokia genetika, aš paveldėjau tam tikrus genus, kurie, nulėmė polinkį sirgti tam tikromis ligomis, ane. Galbūt dėl kitų priežasčių, tarkim, ane, atsirado kažkokia liga. Na ir tada aš atsisakau kovoti, aš, siūlau padėti savo kūnui atrasti jam tinkamus būdus, nebūtinai tam tikri siūlomi būdai bus jam tinkami, taip. Ieškau savo būdų, atrandu, kas man tinkama, geriau pažįstu save, geriau susipažįstu su savo kūnu, žinau, ko jam reikia, ko jisai nori, ko jisai prašo. Čia vat Jolita labai gražiai tai apibūdino sugrįžimu į save, prisiminimu. Tikrai vat tuo metu mes labai artimai tada pažvelgiam į kūną, tarsi su juo susidraugaujam, tarsi iš naujo susipažįstam, pamatom, atsiprašom, ane, žvelgiam su atjauta sau, ne su gailesčiu, ane, tačiau su atjauta. Aš esu stipri, graži moteris arba stiprus, gražus vyras, ane, turintis daug jėgų, resursų, galbūt kažkokių šiuo metu neturiu, tai galiu įgyti, pasitelkdamas pagalbą, taip. Dabar patiriu laikinus iššūkius, su kuriais galiu susitvarkyti vienas arba kitų pagalba. Toks požiūris būtų labai, labai skatintų mus tobulėti, augti ir žvelgti į save ne su gailesčiu, ne aš niekinis ir ten vertas tik pasigailėjimo, o aš esu pakankamai stiprus, turintis gebėjimų, įgūdžių ir pagalbos tiek savyje, tiek ir iš šono. Nu jo, va teisingai Vida pasakė. Jeigu jau jūs turite tą diagnozę, tai išnaudokite ją. Bet ne ta prasme, kad tik riskite kančią arba jau ruoškitės mirčiai, bet tiesiog vat, automatiškai išnaudokite ją, nes tai irgi yra kažkokia tai galimybė. Ir nors galbūt mums iš pradžių taip neatrodo, bet jeigu mes dažniau klausysime savęs, ne tik tai, kur man skauda, kaip kai kurios mano tetulės, kaip aš girdžiu savo kūną, aš klausiu, kai skauda, girdit, o, nu tada tai jo, bet jis nuolat kalba. Jis nuolat kalba su jumis. Ir vat pati man labiausiai patinkanti būsena, kada suprantu, kad kūnas jisai yra, sakykime, patenkintas tuo, kaip jisai jaučiasi, tai yra šiurpuliukai. Vat kada jūsų kūne pajausite šiurpuliukus, tai žinokite, kad tuo metu jisai kaip vaikas žiūri į jus ir juokiasi ir sako, ačiū tau. Ačiū tau, kad nepasmerkiai. Ačiū tau, kad nekaltinai manęs. Ačiū tau už tai, kad šiuo metu aš tiesiog galiu toliau tarnauti tau. Va tiesiog tokiu požiūriu, nesvarbu, visai bus. Skaudės, jūs bijosite, jūs eisite per tas patirtis, kartais tiesiog reikės ir pašliaužti emociškai. Bet jeigu jūs dėsite prieki save, visada iš ten išeisite stipresnis. Tai va, tai pabaigai dar ką nors norėtumėt, Vida, jūs pasakyti? Kaip pabaigai galima apibendrinti, tai kas pirmiau liga ar mintis, tai aišku, galima yra genetika, tai gali ir minčių nebūti, aišku, kaip medicina pripažįsta, bet vis dėlto, ane, mes visi žinome, kad genetika yra labai svarbu, tačiau mintimis mes galime pasunkinti arba palengvinti situacijas, ane, ir padėti sau arba pakenkti. Tai siūlau remtis mumis su Jolita šiandien. Holistiškai žvelgti į situaciją, į problemą, į iššūkius, taip, ir kas neserga, tai užbėgti už akių problemams, iššūkiams, ligoms, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kas jau serga, padėti sau sveikti arba susikurti ilgalaikės remisijas. Taip, taip, jo, Vida teisingai. Ir aš galbūt irgi apibendrindama norėčiau pasakyti, kad nenumokite į save ranką. Nesvarbu, kas vyksta jūsų gyvenime. Kaip sako, ir tai praeis. Klausimas tik tai kaip. Ir vėlgi psichologų pilna. Tikrai labai yra nemažai specialistų, gerų specialistų, kurie iš tikrųjų galėtų pabūti su jumis kartu, kurie išklausytų, kurie pagaliau išmokytų jūs jausti ir išjausti ir apie tai kalbėti. Todėl pasinaudokite tomis galimybėmis. Aš tiesiog, va tik tai, atsiprašau, Vida, tiesiog norėjau galbūt pastebėti, kad kada aš irgi turėjau šitą diagnozę, ir aš pasakiau visiems, kad onkologinius ligonius aš konsultuoju nemokamai. Ateikit, mėlyjeji. Tai vad per 4 metus jų atėjo lygiai 2 ir tik vienam kartui. Tai irgi toksai savotiškai požiūris į save, tai irgi atsakomybės permetimas tik medikam.
Todėl mes ir matome tuos, kurie skundžiasi. Ne tą gydymą paskyrė, ne taip mane gydė, ne tą davė. Ir tame žmogus užsisuka ir jis iš tikrųjų, toksai atsiranda kaip vaikas, kada galvoja, kad būtent gydytojas yra vienintelis tuo momentu, kuris juo rūpinasi. Todėl klausimas jūs. O ką jūs padarėte, kad jaustumėtės geriau? Vat užduokite sau tą klausimą, kada vėl norėsite kažką apkaltinti. Labai, žinokit, puikiai gydo. Nu, dar matau, turim kelias minutes. Vida, Tai ar tas jūs dar? kelias minutes galim išnaudoti, ateikit pas mus į holistinio ugdymo institutą, mes tikrai į daug paskaitų, daug įvairių temų, daug įvairių minčių, pastebėjimų. Jeigu kažko nerasite, tai jūs visada galite papildyti, paprašyti ir bus įtraukta į programą. Tad kviečiu, apsilankykite Taip, pas mus, daug sužinosite, pabendrausim, pasidalinsim kontaktais, padėsim vieni kitiems, pagelbėsim. taip. Tiesiog pradėkit ką nors daryti, Taip, nors ir nuo šito instituto. Ačiū visiems. Buvo ačiū. labai smagu kalbėti. Ačiū Vida jums ir iki Ačiū, kitų Jolita. kartų. Viso geriausio. Viso geriausio.